Išleisdami Maskvon dabar jau žuvusios partijos delegatus, sakėm, važiuokit, jeigu labai norit, bet atsiminkit, jeigu balsuosit taip, kaip Lietuvai nepriimtina, geriau negrįžkit, nes būsite čia svetimi. Dabar į pietų slavų kraštą važiuoja mūsų valdžios užrašais, pasus su tos pačios valstybės kalbos įrašais, Lenkų kortelę įgyta sušvelninta kitos valstybės pilietybės, modifikuota švietimo variantą, ką šitokiam visuma turim. Beveik užbaigta autonomija. Lygiai tą patį, ko buvo siekiama 88-90 metais. Kitų pavidalų, bet iš esmės to paties siekiama. Ačiū Dievui, kad Sikorskio reikalavimai dar nėra tapę visos Lenkijos valstybinę politiką. Nors prezidento Komorovskio žodžiais Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos laimėjimai yra ir Lenkijos laimėjimai. Iki valstybinės pozicijos labai ir labai netoli. Tai štai tiek būtiniausios informacijos, kurią aš privalėjau pasakyti. Kodėl surinkę istorinėje aikštėje. Joje rinkdavomės tada, kai Lietuvos valstybės išlikimą kėsindavosi išorinės jėgos. Tada tikriausiai niekas iš mūsų negalėdavo net įsivaizduoti, kad po daugiau nei 20 metų toje pačioje aikštėje teks rinktis tam, kad būtų pasipriešinta atgimusiai 5-ai kolonai, jėgoms, ardančioms mūsų valstybės pamatus nebe iš išorės, bet iš vidaus. Šiandien į mūsų valstybinę kalbą, teritorinį valstybės vientisumą bei jos suverenumą kėsinasi tikrai ne Lietuvoje gyvenančių Lenkų bendruomenė. Šis mitingas taip pat nėra nukreiptas prieš Lenkų tautybės bendrapiliečius. Priešingai, šiandien esame priversti stebėti, kaip viena mūsų bendrapiliečių Lenkų interesais besidangstanti partija, Lenkų rinkimų akcija, vykdo antikonstitucinę ir antivalstybinę veiklą. Manipuliuodama ir dirbtinai eskaluodama tautinės mažumos klausimą, ši partija bando sukiršinti Lietuvos lietuvį su Lietuvos Lenku. Turime suprasti, šiandien jokio konflikto su Lenkų tautinė mažuma nėra. Tai neseniai buvo atskleista net pačios Lenkijos instituto atliktoje Lietuvoje gyvenančių Lenkų apklausoje. Jos rezultatai aiškiai ir vienareikšmiškai byloja. Dauguma Lietuvos Lenkų visiškai nejaučia jokios diskriminacijos. Todėl kyla klausimas, kodėl ir kokiu tikslu taip agresyviai stumiami lietuvių kalbos valstybinį statusą paneigiantis antikonstituciniai projektai. Ko siekiama mėginant įtvirtinti, kad pavardės asmens dokumentuose bei gatvių ir vietovių pavadinimai būtų rašomi Lenkų kalba, kas verčia valdančiosios koalicijos ministrą paskubomis atidėlioti lietuvių kalbos valstybinio egzamino tvarkos suvienodinimą visiems Lietuvos moksleiviams. Kokiais motyvais užsienio reikalų ministras visų Lietuvos piliečių vardu atsiprašinėja už nepriklausomoje, o ne vasalinėje Lietuvos valstybėje priimamus įstatymus? Jokio realaus pagrindo šiems projektams ir veiksmams nėra. Šiandien visi Lietuvos piliečiai, o taip pat ir Lietuvos vyriausybė yra tapę Lenkų rinkimų akcijos užgaidų įkaitai. Šias jų užgaidas jau esame girdėję. Prieš daugiau nei 20 metų šios partijos pirmtakai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose bandė paskelbti autonomiją. Šiandien jų įpėdiniai toliau siekia įgyvendinti šį tikslą.
Pamažu mūsų valstybėje bandydama įteisinti dvikalbystę, Lenkų rinkimų akcija politiškai ir kalbiškai bando nužymėti būsimosios autonomijos ribas. Kodėl išlikome kaip tauta ir kaip valstybė? Per visą Lietuvos istoriją buvo daug tokių, kurie bandė sunaikinti mūsų kultūrą, istorinę atmintį, pakeisti mūsų kalbą. Mes išlikome. Mūsų nesužlugdė Rusijos carai, atsilaikėme prieš sovietinę okupaciją. Tai ne jau dabar perbridę jūrą mes paskęsime šaukšte. Ne! Lietuvoje iš tiesų dabar bandoma sukurti valstybę valstybėje. Pradedama tarsi nuo nedidelių dalykų, įvesti keletą raidžių į lietuvių kalbos abėcėlę. O kas toliau? Kiek užtruktų nuo kelių raidžių iki antros valstybinės kalbos įvedimo, turint galvoje kai kurių mūsų politikų bestuburiškumą? Patys suprantate, kad tai iš tiesų yra tik laiko klausimas. Jeigu tik kaimynė tinkamai pareikalautų, tuoj atsirastų paslaugių veikėjų, kurie už eilinį Lenkijos ordiną surastų ir priežastį, ir pateisinimą, kodėl Lietuvai būtinai reikalinga antra kalba. Tai kur mes gyvename? Būsimajame Lenkijos protektorate? Pernai per vasario 16 teko man būti Šalčininkuose. Keliant trispalvę ir giedant Lietuvos himną nesimatė nei vieno savivaldybės politiko, nes jie tuo metu dainavo lenkiškas dainas su Lenkijos prezidentu. Pasakykit, kurioje save gerbiančioje valstybėje apskritai įmanomi tokie dalykai. Tad kyla natūralus klausimas, ar mes vis dar savarankiška valstybė? Kas skaito lenkišką žiniasklaidą, turbūt atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu šios šalies atsakingi asmenys nesivaržydami vadina save Lietuvos vyresniuoju broliu. Kišasi ne tik į Lietuvos kultūros, švietimo, tačiau ir į ekonomikos bei politikos strategijos reikalus. Tuo tarsi teigdami, kad mes esame nepajėgus savarankiškai tvarkyti savame krašte. Nepraėjo nei ketvirtis amžiaus, kai išsmukome iš kito vyresniojo brolio ar ten sesers Rusijos globos. Tai dabar jūs man pasakykite, iš kur pas tokią mažą tautą tiek daug giminių ir visi vyresni. Vaikas išleisti pensijų vyresnių. Norėtųsi toms neprašytiems giminėms priminti, kad čia yra mūsų namai. Mes nesame neįgalūs ir globėjai mums nereikalingi. O savo giminystės ryšius nusistatysime patys. Kol vieni politikai lankstosi ir atsiprašinėja, kiti diskriminuoja mūsų vaikus, mažindami jiems galimybę įgyti išsilavinimą, nes privilegijuotoms mažumoms ir egzaminai yra privilegijuoti. Tai kaip stabdyti emigraciją, patyčias mokyklose, jeigu mūsų vaikai nuo mažumės iš savo valstybės pusės mato neteisybę, veidmainystę ir didžiulį norą įsiteikti stipresniam. Į gyvenimą mūsų vaikai išsineša keistas tiesas. Teisus tas, kas daugiau rėkia ar priklauso stipresniam klanui. Pragmatiškai žiūrint, kyla klausimas iš tiesų, kodėl mūsų, pavyzdžiui, moksleivis turėtų būti lietuvis, eiti į lietuvišką mokyklą, jeigu šalia esančioje mokykloje ir mokytis lengviau, ir egzaminai lengvesni, ir šiaip galima gauti visokių materialių paskatų. Mūsų valdžia neranda 500 000 litų Punsko pradinėms mokykloms, o Lenkijos valdžia ne tik mokykloms skiria milijonus, bet ir moksleivių šeimoms, leidžiančias vaikus į lenkiškas mokyklas, skiria paramą. Taigi, kol mūsų valstybės vyrai rašo strategiją, kaip gerai mes gyvensim po 50 metų, Lenkijos politikai ir institucijos paprasčiausių būdų už pinigus plečia savo įtaką. Tai klausimas, ar mums po 50 metų iš vis reikės tų lietuviškų strategijų. Ar pagalvojame, kokioje kreivų veidrodžių karalystėje gyvename? Minėti kovo 11-ąją Lietuvos valstybės šventę pagrindinėje sostinės gatvėje leidimas neišduodamas.
o Lenkų rinkimų akcijai išduodamas ir kaip tyčia mitingas organizuojamas kovo 17 dieną, kai Lenkija paskelbė Lietuvai ultimatumą. Kokiuose mokyklose ir iš kokių vadovėlių mokėsi šitie valdininkai, kurie sprendžia leidimų klausimą? Kokie istorikai jiems dėstė? Gal tie, kurie už Lietuvos istorijos tyrinėjimus gauna apdovanojimus iš Lenkijos rankų? Mielieji, mes esame laisvos šalies piliečiai. Kodėl svetima valstybė diktuoja, kokia turi būti mūsų abėcėlė, kaip rašyti mūsų vietovardžius ir gatvių pavadinimus, kaip rašyti valstybės dokumente, pase? Kas tai? Nauja šiuolaikinė okupacijos forma? Lietuviškas raidynas yra mūsų minčių, mūsų kalbos išraiška. Tik okupantas gali ją išdarkyti, pavyzdžiui, reikalauti pakeisti lietuviškas raides kirilica, kaip tai buvo spaudos draudimo metais. Susirinkę nebejingi tėviniai bendražygiai. Šiuo metu, matot, dangus verkia dėl Lenkų rinkimų akcijos savivalės Lietuvoje ir dėl mūsų vyriausybės išdavikiško pataikavimo jai. Šiandien čia susirinkome sąjūdžio pirmeivių paktyvesti ir paraginti. Susirinkome apginti tai, kas mums brangiausia, kas turi būti ginama ir puoselėjama ir jokiomis aplinkybėmis neturi būti parduodama ar išduodama už mūsų žemę, kalbą ir valstybę. Šiame trumpame pasisakyme norėčiau sukoncentruoti dėmesį į vieną dalyką, į mūsų žemę. Lietuva yra nedidelė valstybė, tik kelios pėdos to žemės. Tačiau kiekviena šios teritorijos pėda yra aplaistyta mūsų protėvių krauju ir prakaitu. Šiandien lietuviškai žemeliai iškilo daug pavojų. Vieni sugalvojo į ją pripompuoti 100 tonų nuodingų medžiagų, kad išgautų kažkokių dujų, kurios atneštų užjūrių bendroviai pelnus, o Lietuvos peizažą padabintų nuodingais ežerais ir stepėmis. Kiti nusprendė šią žemelę pusvelčiui išparduoti turtuoliams iš rytų ir vakarų, tuo sugrąžindami Lietuvą į 19 amžių, kai paprasti lietuviai gavo laisvę, tačiau žemė taip ir liko priklausyti nutautėjusiems bajorams ir dvarininkams. Negalime leisti, kad taip nutiktų. Mūsų žemė nebus nei užnuodyta, nei išparduota užsieniečiams. Niekada. Tačiau didžiausias pavojus mūsų žemeliai iškilo dėl gėdingų premjero sudarytos darbo grupės sprendimų. Dažnai šis pavojus įvardijamas skambiu teritorinio vientisumo praradimo sąvoką skambia. Tačiau paprastas žmogus tai galėtų pavadinti valstybės sudraskimu, palaipsniui atplėšiant jos teritorinės dalis. Ar mes tikrai suprantame, ką reiškia tos darbo grupės teiginiai apie galimybę leisti gatvių ir miestelių pavadinimus rašyti tautinių mažumų kalbomis ir valstybės įsipareigojimai nekeisti tautinės sudėties tose vietovėse, kur gyvena tautinės mažumos? Tai yra pirmas žingsnis juridiškai įteisinant autonomiją, teritorijos atskirimą nuo Lietuvos valstybės. Visų 20 amžiaus istorijos laikotarpiu Europoje buvo neramu. Siautėjo komunizmo šmėkla, vyko kruvini karai. Ir nors Lenkija nebuvo komunistinės Sovietų sąjungos ar nacionalsocialistinio reicho tipo valstybė, ji nemažiau godžiai troško išsiplėsti iki kadaise buvusios abiejų tautų respublikos sienų, pavergdama lietuvius, gudus ir ukrainiečius. Ir nuožmiai varžėsi dėl jų,